Lietuva gali ir privalo būti kitokia, teisiškai ir demokratiškai valdoma valstybė, kurioje kiekvienas pilietis turėtų teisę į laimę ir saugų gyvenimą. Išgirsti atvirai išsakomą kitokį požiūrį į valstybės valdymą, bei žmogaus ir valdžios santykius, aktyviai dalyvauti svarstymuose ir tartis, kartu spręsti ir jau šiandien kurti mūsų visų kitokią ateitį. Kviečia radijo stotis Pūkas. Laidose Kitokia Lietuva. Sveiki, malonu sveikinti su radijo stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalas Pūkas TV žiūrovais. Laidoje Kitokia Lietuva šiandieną mūsų svečias, jau pažįstamas turiu jums, verslininkas Gintautas Mažeika. Labą dieną. Pradžioje galbūt norėčiau priminti dar, kad šeštadienį 12 val. Ringuvos 61 Kaune vyks Sandraugos Kitokia Lietuva visuotinis susirinkimas. Taip pat aptarsim daug svarbių dalykų, kadangi bus šiek tiek pasikeitimų mūsų veikloje, numatoma, kaip nutars be abejo mūsų nariai. Tai labai norėčiau pakviesti, kam rūpi mūsų veikla, kas norėtų prisidėti. Atsidarys galimybės dalyvauti daugiau žmonių mūsų veikloje. Šiek tiek pakeisime savo tokius griežtus apribojimus dalyvių, kadangi suvienyti tautą, suvienyti žmonės, tai nėra taip paprasta ir turbūt žinote, kad kol kas neįmanoma. Tai be abejo neįmanomų dalykų nėra, bet dar kol kas nėra tokio modelio, tokio dar nei jėgos, nei pa žmonės dar noro tokio nėra, kad jau atėjo laikas, kad reikėtų vis tik tai tą korupcinę sistemą, tą klaną, vis tik reikėtų kažkaip tai neutralizuoti, menkinti, silpninti, ar tiesiog nepakantumą jiems kažkokį tai visą laiką skleisti. Nes šiandieną tai daug žmonių, net nepagalvodami patys, jie įstiprina tą sistemą įvairiausiais ten kyšiais, pagavo, susitarė, išsipirko, džiaugiasi, kad jie susitvarkė ir visą tai, visi tie dalykai, kurie gyvenime šiandieną realūs, jie tapo tiesiog norma. Tai vis tik tai žmonės turėtų priimti sprendimus savo viduje, moralę, ko aš nenorėčiau. Ir ko aš nenorėčiau, kad mūsų valstybėje būtų. Tad kviečiame visus iš bet kurio miesto, iš kažkokio rajono, kaimo žmonės, iš kad ir kažkokių tai nedidelių atokių, kurie norėtų įkurti skyrius, kurie norėtų veikti, todėl kad daug klausimų pabandysime atsakyti, kaip tai daryti ir kaip suvienyti tas jėgas. Ir mes matėme turbūt Gruzijos pavyzdį, visi tik tai įveikė tą sistemą, kuri buvo galbūt, nežinau, kiek tai naudinga, kažkiek tai žalinga Gruzijai, tačiau vystymuisi ten taip pat buvo labai sudėtingos sąlygos ir suvienė visas jėgas, netgi ir partijos, ir mažos partijos, ir asmeniškai mažos organizacijos, kiekvienas atskirai ir visi kartu tiesiog perėmė valdžią į rankas ir toliau jau dėliojasi, aišku, kaip bus. Tai jeigu bus stipri jėga, tai aš tikrai nebejoju tuo, kad galima tarpusavyje viduje, kas elgiasi netvarkingai, nelaukti ten jokių specialiųjų tarnybų ar dar kažko, tai tiesiog viduje galima įspręsti tos dalykus, matant, kad kolegos ar ten bendraminčiai žengia ne tą kryptimį. Dėl susirinkimo, jeigu kas turėsite klausimų, kur ar kažką pasidomėti, tai galite skambinti telefonu 86 85 24 724. Tad šeštadienį 12 val. Laukia jūsų labai įdomus dokumentinis filmas prieš susirinkimą 12 val. Ir po to jau vyks visuotinis susirinkimas. Tai iki pasimatymų ir laukiu, kviečiu visus. Dabar mūsų studijos telefonas, kur mes esam tiesioginėme eteryje, yra 34 0077, Kauno kodas 837. Tad kas norėsite ką nors pasiūlyti, prisijungti prie diskusijos su Gintautu, gal užduot klausimų, prašom, skambinkite, tik tai nepykite, nes labai daug žmonių paskambina ir nori netgi necenzūriškai žodžiais keikti kažką tai. Tai tikrai tokių dalykų neišleisime, nes ne jūs atsakote už eterį, o mes, tai
Tad būkime mandagus, jeigu turime ką pasakyti, tai dirbkime korektiškai. Dabar galbūt, Gintautai, jūs matėte, kas vyko Lietuvoje, kokios bangos bangavo, kokios audros vertė ąžuolus Lietuvos. Ir vis tik tai liko taip, kaip mes ir sakėm prieš rinkimus. Ne kaži, kas pasikeis. Ar tai dešinė ar kairė, viskas vis tiek vyks panašiame plane. Kadangi žmonės, kurie balsavo, vieni ten 10 litų gavo, kiti ten alaus butelį ar bambalį, ar kažką, tai jie vis tik tai, kaip aš sakau, pardavė dūšią. Bet jie jautė tokį dalyką, kad ar jie parduos tą dūšią ar ne, vis tiek bus tas pat. Ant tiek abejingumas, kad žmogus iš tikrųjų nėra toks, kad žino, kad mano balsas svarbus, mano balsas įvertintas bus ir mes nuspręsime. A jie sako, vis tiek čia bus tas pats. Nes nesvarbu, kas balsuoja, svarbu, kas skaičiuoja. Nu, čia taip, jūs šitoje vietoje kaip tik skaitote, kad ir mano mintis, dar kaip sako, Stalinas pasakė, ne tas laimi rinkimus, kas balsuoja, o tas, kas skaičiuoja. Iš tikrųjų, teko labai aktyviai dalyvauti visoje šito rinkimų kompanijoje. Teko būti ir stebėtojų, ir stebėti visą procesą. Turiu pasakyti, kad buvo, patys žinote, kad tikrai ignoruojamos neparlamentinės partijos. Vien įstatymas buvo taip pastatytas, kad kažkas tai ėmė mūsų visų pinigus ir švaistė juos reklamai. O kas iš progresyvių kažkokių, galbūt naujų jėgų, kurios galbūt norėjo kažką tai pakeisti, gal tame tarpe buvo iš tikrųjų ne vienas tikrai specialistas, kuris galėjo kažką tai naujo pasakyti Lietuvai, jie buvo tiesiog nustumti į šoną. Kaip stebėtojas galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, tokioje kaip ir Šiaulių apylinkiai, apygardose buvo iš tikrųjų daug žmonių, kurie prabalsavo, kur finale suvestinėse pasirodė, kad prabalsuota yra 0 balsų už vieną ar kitą kandidatą į Seimą. Nors patys iš save balsavo tikrai. Taip, nors patys tikrai balsavo, giminės balsavo. Mažiausiai vien iš giminių buvo 600 žmonių prabalsuota, o finale pasirodė 0. Reiškia, biuletenių buvo labai atsiprašau. Kažkas ne taip, ne? Kažkas ne taip. Taip, su biuleteniais buvo kažkas ne taip. Teko pasižiūrėti, aš kaip tik buvau stebėtojas Varėnos, reiškia, Eišiškių rinkiminėje apylinkėje, važinėjau kadangi visą apylinkę stebėjau, tai važinėjau po visą apylinkę, iš tikrųjų mačiau, kai ateina močiutė ir tie patys stebėtojai, kurie nuo tų parlamentinių partijų tiesiog jas nukreipė, agituoja stebėjimo metu į pastabas, vienas kita reakcija buvo. Jo, aš manau, kad ir Konstitucinio teismo buvo įsikišta šį kartą į šį klausimą spręsti. Be abejo, galbūt sunku suprasti, kodėl taip ar kitaip darosi. Žmonės realiai mato, kaip vyksta, o paskui traktuojama šiek tiek kitaip. Nežinau, kiek čia būtų naudos ar nenaudos, kad būtų tie visi rinkimai iš naujo pavasarį vykę. Tačiau kad yra bėdų, kad yra tokių negerų dalykų, tai turbūt žmonės, tiek ir jūs, Gintautai, tiek ir aš, ir visi kiti, ir mes matome, kad yra kažkas kažkur kažkaip ne taip. Ar ne? Taip, kol nebus pataisos priimtos įstatymuose, kurios pataisos iš tikrųjų pradės persekioti šitą reiškinį kaip balsų pirkimą, tai tikrai niekas nepasikeis, kadangi partijos, kaip matėt, parlamentinės, jos savo pasiskyrė didžiulės lėšas, jos tas turėjo iš ko pirkti, turėjo iš ko reklamuotis, turėjo iš ko save įstatyti, bet iš tikrųjų tos reklamos tai yra atidirbtas tam tikras jau biurokratinis aparatas, kur tikrai ir tos kaip ir reklamos tokios nereikia, kadangi ten žmonės balsuoja jau už savo darbo vietas. Jie žino, kad vis tiek, jūs pasižiūrėkit, gerbiami klausytojai, 20 metų Lietuvos nepriklausomybės ir pas mus praktiškai, kaip vos ne kaip Amerikoje, valdo 2 partijos. Tai socdemai būna valdantieji, tai konservatoriai. Tai socdemai, tai konservatoriai. Dabar tikriausia, kaip sakyt, socdemai viską pradės versti ant konservatorių, kad šitie, reiškiasi, jiem trukdė įgyvendinti kažkokius planus.
Ateis 4 metai praeis, tada pradės sekantis bus žaidimas, vėl ateis į valdžią konservatoriai ir tada jau socdemai pradės aiškinti, kad šitie negalėjo kažko padaryti. Tai jeigu mes nesusivienysim, tikrai nesusėsime vieną kumštį, pratęsiu tą susivienimo temą, kuri nesenai laidoj skambėjo, kad tai neturėtų būti kažkas abstraktaus. Stengiuosi dabar suvienyti iš tikrųjų smulkų ir vidutinį verslą. Iš tikrųjų vėl dėsim visas pastangas, kad mus pradėtų girdėti. Yra iš tikrųjų daug įstatymų, kurie trukdo šitam dalykui. Ypač sukuriant darbo vietas. Dėl rinkos apginimo turim visi diskutuoti, ne aš vienas esu. Ne aš vienas iš to gyvenu, nes reikia Lietuvai uždirbti galų gale pinigus, o ne tos pinigus skolintis. Yra be pigų nustatyti minimalų atlyginimą, kada tu žinai, kad jeigu nesurinksime biudžetą pinigų, tu paims ir pasiskolinsi tos pinigus. Įdomu, kaip tą problemą išspręsti paprasčiausiai žmonėms, kurie iš tikrųjų daro nacionalinį produktą, tai verslininkams. Nes jeigu tu neturi apyvartos, jeigu tavo verslas tą dieną, jisai kažkas tai neįvyko, kažkas užlugo, tai tu praktiškai esi pasmerktas. O sakykite, kaip jūs žiūrite į tokį, kaip verslininkas, jums sunkiai sekasi verslas, jūs pasiskolinat ir jūs žinot, kad jums nereikės atiduoti. Taip kaip Lietuvos vyriausybė, ar ne? Skolinasi, jie žino, kad jiems nereikės atiduoti. Nu tai aš tą patį pasakiau, tai galima žadėti daug. Visko. 52 milijardai. Šiandieną skola, o kaip atėjo buvo 10 milijardų skola. Dabar aš labai linkiu, kad ši vyriausybė susiformuotų tvarkinga, teisinga ir pradėtų mažinti tai skolas. Nes vis tik skola, jinai neužgis. Bet sakau, kaip jūs žiūrite į tai, kad bet kuris žmogus, jam sunku, jisai nuėjo pasiskolino, ir kam atiduoti? Sako, tik durniai dabar atiduoda skolas. Tai puikus būtų sprendimas, ar ne? Matot, iš fizinio asmens įsieškoti skolą, kaip sakoma, vis tiek yra mechanizmas. Aš nežinau šiai dienai žmogaus, kuris Lietuvoje neturėtų skolų. Ir ta visa antstolių sistema ir visas teismo sprendimo vykdymas yra sugalvotas prieš fizinį žmogų. Prieš mūsų valdžią, valdžios sistemą, kada kuri valdžia pas mus atsakė už vieną ar kitą nevykusi projektą, už vieną ar kitą didžiulį iššvaistymą pinigų. O prieš ką jie turėtų atsakyti? Kaip jūs galvote, sako, prieš ką? Kas jų klausia? Kas jų reikalauja? Pasakykite, ar iš žiūrovų, iš klausytojų, ar labai daug kas klausėte ir dėjote pasakas, kad jie jums teiktų ataskaitas, kad jie jums teiktų informaciją, kad jie būtų ataskaitingi, kad jie turėtų asmeninę atsakomybę už savo veiksmus. Juk to nėra Lietuvoje, kad tai būtų. Ar jūs tokių pavyzdžių gal turite? Aš galiu duoti pavyzdį. Atskaitingi jie yra kas 4 metai pusmečio periode, kada jie vėl agituoja rinkėjus. Tada jie pasidaro labai atskaitingi. Bet jie nekalba, kad jie tiek pavogė, tiek ten bet išplovė. Kada tik tai ateina tas ir atsimenat, mesgi kitokios Lietuvos eterį. Ne vieną kartą sakėm, kad gerai, ponai Seimūnai, tai jūs paimkite, sukurkite, jūs esate įstatymų kūrėjai. Tai sukurkite tokį įstatymą, pagal kurį valstybės tarnautojas padaręs žalą, jisai už tai atsakytų. Arba, daleiskim, Seimo narys, jeigu jis nevykdytų savo įsipareigojimų, kuriuos jisai prieš rinkimų metu jums visiems pateikė, jūsgi išrinko tą žmogų. Vienmandatiniai apygardai jūs paprastai renkate vieną žmogų atstovą, kuriuo jūs pasitikėsite, kurio programą jums labiausia tiko. Tai vienas dalykas, jeigu jis jums sumokėjo ir jūs net nežiūrėjote tos programos, tai šitas klausimas kaip ir užsidaro. Antras dalykas, jeigu jis iš tikrųjų jumis patraukė tuo, ką jisai jums žadėjo savo programą, tai jis ir privalėtų ją vykdyti. Bet galbūt galim bent vieną tokį atvejį paminėti, kada tos programos buvo įvykdytos. Dabar yra programos, yra įvairiausios, sakau, makaronų kabinimo sistemos, kur žmogų įtikina, kur jisai taip supranta, kad daugiau nieko nėra, tik tai būtent šitie yra. Ir daug žmonių labai sako, tai kad nebuvo už ką balsuoti, nebuvo už ką rinktis. Be abejo, tie sąrašai daugam taip pat kėlė labai daug trukdymų pasirinkimui, nes jeigu tame sąraše prirašyta ten įvairiaus plauko, kurie žmogus nepasitikė, nenori
Ir aš raginau daug žmonių, ir eterėje mes sakėme, kad žmonės, nežiūrėkite, kad patinka, nelabai nepatinka, bet bent kad būtų kitaip. Jeigu būtų išrinkę kažką kitą, šiek tiek būtų kitaip, ar ne? Juk buvo ten ir tų sąrašų visokių, ten Lietuvoje, ir ten dar kažkokių tai pridėta pakankamai daug, bet jie lyg tai pradėjo dirbti, susiglaudė pečiais, iškart susipyko. Iškart įsiskaldė dar neties net rinkimam. Žmonėm vėl kokia. Tai jeigu jie tarp savęs pykstasi, kaip jais pasitikėti. Tai daug visokiausių tokių. Aš norėčiau grįžti dar vieną tokią, turiu neišsakytą mintį, kad jeigu mes šiai dienai kovojam su kontrabanda, tai rinkimų metu ta kontrabanda balsų papirkinėjimo, tai yra tiesiog masiškas reiškinys ir man būdant, kaip sakiau, aktyviu rinkimų dalyviu, tai pas mane tiesiog ėjo vienas po kito žmonės, siūlydami savo paslaugas. Netgi buvo kainos sustatytos. Už kiek parduos balsų? Už tiek, va šitam rajone, už tiek, reiškiasi, tiek už balsą reikia, tiek ir tai. Viskas paskaičiuotos išlaidos, benzinas, reiškiasi, pamaitinimas. Versliukas. Taip, versliukas. Labai geras versliukas padarytas. Ir to nežinoti, ir durnių volioti, tai, kaip sakyti, truputėlį, man visą šitą tikrai virtuvę, jūs patys kiekvieną šitą žinot, tikrai yra šiek tiek juokinga. Jo, mums paskambino Jonas iš Kauno, tai truputį atsiprašysiu jūsų. Klausome, Jonai, jūsų. Labas rytas, gerbiamas Kęstutis. Sveiki. Čia Jonas dar kartą pasitiksniu iš Kauno. Noriu pasakyti, kad čia ką jūs minėjote tik tai dėl susipykimo, tai čia iniciatoriai konservatorių partija, vienas dalykas, antras dalykas, pašnekovas daugmaž biskį ir atsakė, kad iš kur skola, kai jūs sakot 50 ten virs milijardų, labai teisingai, jūs teisus, o iš kur paimt, tai čia labai lengvas dalykas. Iš to paimt, kas padarė tą skolą. Viskas, čia nieko nereikia sukt galvos. Tai kaip dabar galvojat, vieni paims, o kiti kažkur iš kažkur suks galvą atiduot. Ar tai būna? Taip nebūna gyvenime. Ir iš fizinio asmens paima, reikia paimti iš juridinio. Viskas, taip galima. Turės būti tokia biški tvarka bus. Jo, supratome, Jonai, aš manau, kad tai būtų kažkoks stebuklas, jeigu skolindamiesi šiandieną mūsų vyriausybė, kuri buvusi, kad jinai atiduot galvoja, kad jinai atiduos. Atiduosite jūs, Jonai. Jūsų vaikai atiduos. Jums kus skūra. Ir visko toliau, to daugiau jūs kus. Ir pažiūrėkite, šiandieną elektros kaina jau brangsta. VEP, tas viešuosius interesus atitinkantis jų mokestis, kurį renka. Pažiūrėkite, jau jį didina. Jisai net į biudžetą neina. Ir viskas brangs, tiek maistas, tiek visi dalykai. Ir jie pakankamai tų mokesčių surenka, bet skolų už tai netiduoda. Jinai nemažėja niekada skola. Pažiūrėkime, jinai auga ir auga ir auga ir auga ir ką daryti. Ačiū, aišku, ponui Jonui už pastebėjimą. Dar iš mano pusės būtų tas pats pastebėjimas, kad jeigu iš tikrųjų tie, kurie priima sprendimus skolintis, paskiau kaip jūs ir aš, ponas Jonai, būtų atsakingi už tą skolos sugrąžinimą, tai jie bent pagalvotų prieš skolindamis. Šiai dienai jam absoliučiai nėra reikalo apie tai galvoti. Taip, kam galvoti galvą? Jų reikalas yra išmokėti savo komandai algas. Kitaip ta komanda paprasčiausiai ne vien žiūrėkit kalbą, bet pažiūrėkit, kokią komandą sudarė bedarbių. Remtinų, visų šitų, pažiūrėkit, kiek ten pinigų nuėjo. Aišku, Butkevičius jau kalba apie sumažinimą, jau mato visi akivaizdžiai, kad žmogui dirbti neapsimoka. Jisai turėdamas ten porą vaikų, turėdamas visokiai jam geriau nedirbti, būti bedarbiu, gauti visas pašalpas įvairiausias, kam dirbti. Lietuva pakankamai atveža daug iš Kinijos produktų, net ir maisto produktus jau kiek veža. Tai veš ir česnakai važiuoja, grybai važiuoja ir ko tik tai nori. Tai pažiūrėkime, kas darosi. Aišku, ne tik Kinija, yra ir kitos šalys, ir Lenkija, kuri aprūpina Lietuvą. Anksčiau būdavo atvirkščiai. Paskambino mums Vytautas iš Višakio Rūdos. Klausome, Vytautai. Labas rytas. Norėčiau prisidėti prie jūsų pokalbio trumpai. Matote, yra vienas paprastas dalykas. Dabar jau girdisi Seime partijų balsai, tai, kad reikalinga įteisinti 10 litų maždaug lygio papirkinimą. Teko turbūt jau girdėti. Tai štai vienas iš būdų, kaip tą patį padarysim.
Nu, Vengrijoje dabar irgi daroma rinkiminė kompanija, rinkiminiai įstatymai priimti taip, kad valdančiom partijom būtų naudingas. Lygiai tas pats dėl skolų. Kas duoda mums skolas? Mes esame tokie ekonomistai, atleiskit blukiai, kad mums amerikiečiai duos, kiš ir darys. Europa duos, kiš tas skolas, kad tik tai kuo daugiau turėtume. Kam reikia užkariauti valstybę, kad skolomis ją galima pavergti? Tai štai, o kaip jums atrodo šitas? Aš tai manau, Vytautai, kad jeigu kalbant apie skolas, tai iš vis ne amerikonai, ne Europos Sąjunga. Jūs pažiūrėkit, ir Amerika skolinga, ir visos šalys. Kam jos skolingos? Čia vat klausimas. Ir žmonės dažnai, va čia tiek tam skolinga. Tai juk yra kažkur tai ne žemėje, ne valstybė kažkokia skolina, bet kažkas galbūt iš Mėnulio ar iš Marsų. Vat labai keista, niekas nepradeda tos temos gvildenti. Be abejo, aš neturiu tokios kompetencijos, kad norėčiau čia atsakyti. Aš turiu informaciją daugmaž, iš kur viskas eina, bet yra keletas žmonių, kurie valdo pinigus. Ir jie sprendžia, kaip čia kokį kursą, kur bus, kas čia dar kažkas. Tai tas skolinimas jis ne tai, kad paskolina mums čia amerikonai, ar čia iš kažkur. Kažkas tai skolina. Tai apie skolas, tai aš manau, taip, kad pats galvojat, dėl Vytauto pasakymo. Skolos tai yra vienas iš būdų žmogų sugniuždinti. Kada žmogus turi daug skolų, mes šitą vos ne kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kaip jisai jaučiasi. Lygiai taip pat jaučiasi alkoholikas, lygiai taip pat jaučiasi ir, reiškiasi, narkomanas. Jisai pasidaro priklausomas. Ir pasižiūrėkit, pas mus jau liktai Lietuvoje atsirado kažkoks jau toks tarpas, kada viskas lik vystėsi, lik mes jau, kaip sakyti, statėmės, jau prasidėjo toksai jau atgimimas ir staiga atsirado krizė. Aš apie šitą krizę ne vieną kartą pasakojau, kada bankai nei iš jo, nei iš to atsisakė duoti paskolas. Dabar bankai, pavyzdžiui, savo visus įvertinimus, man teko porą bylų turėti tokių su bankais teistis, reiškia tai, kad bankas pripažino, kad savo laiku yra vertėto turto apie 1 200 000, paskiau jisai jau teisme įstato jau, kad va, matot, kas čia pasidarė. Bet pas bankas nusprendžia, suprantat? Taip, pas bankas nusprendžia, kad tas jau turtas jau yra tik tai 200 000, nors prieš tai jį tenkino vertinimas, kad tai yra 1 200 000. Tai va, o šitas visas finansinis mechanizmas, jisai aišku yra kelių žmonių rankose. Kai aš savo laiku buvau New York'e ir man ten pristatė visą deimantų mechanizmą, kada yra 2 žmonės valdo visą imperiją. Ir niekas, joks valstybės vadovas negali jam nieko pasakyti. Aš manau, kad ir lygiai taip pat ir finansų imperiją valdo keli žmonės. Jo, čia pavadės jau ne vieną kartą ir mūsų eteryje nuskambėjo, ir apie Rothschildus, ir apie kitus. Jo, mums paskambino Edmundas iš Kauno. Edvardas. Klausome, Edvardai, jūsų. Labą dieną. Sveiki. Nu, dabartės gerai bendrai Kaunas mūsų prabalsavo. Reikėjo rinkti tuos pačius, tai būtų į Mėnulį nusiųsta, ar į Saulę, tai yra nusiųsta malūnsparniai, būtų šilumą pumpavę, viską, būtų Kaunas apšildytas, pigiai visiškai, o dabar tie, suprantat, reikia šildytis dujom ir panašiai. Alternatyvaus kūro katilai, ar buvo pastatyta, ar kas nors buvo padaryta, kas buvo padaryta per tą kadenciją, praeitą kadenciją. Ir vėl iš naujo Kauno idiotai prabalsavo, kad tie patys valdytų. Edvardai, juk pradėjo Kaune veikti viena elektrinė, jau sakot, nieko nepastatė, tai jūs nelabai informuotas ar kaip? Viena elektrinė, o kiek reikia apšildymui? Kiek elektrinių reikia? Jo, kiek reikia mes nekalbame, bet mes negalime teikti, kad nieko nepastatė. Mes žinom, kad dar kelios elektrinės laukia eilė, kurios biokuro kūrens ir Petrašiūno elektrinė. Tai aš manau, kad šiek tiek vyksta kažkas tai. Taip negalime sakyti. Kad ne taip vyksta, kad nieko iš to žmonėm dar kol kas nesijaučia, kad būtų pigiau. Čia yra problema. Ar ne taip? Kaip gali jaustis pigiau, jeigu, suprantat, oligarcham pastato elektrinę, atiduoda oligarcham. Dabar ties iš mūsų už dujas, kad pastatyti terminalą, bus imama pinigai, o oligarchai valdys. Tai kaip suprasti?
kam iš viso tada iš mūsų ima, tai lai oligarchai ir statosi patys. Supratome, Edvardai. Dabar turim baudžiauninkai pastatyti. Jo, teisingai, dabar matote, yra labai gera sistema, vadinasi koncesininkai. Koncesijos yra tokios sutartys koncesinės, kurios pastato ir atiduoda jiems. Tai mes matome ne tik tai elektrinių pavyzdžius, mes matome per visą Lietuvą arenas pastatytas. Pažiūrėkite, kiek sukišta pinigų ir pati savivaldybė sumokėjus iš tokius pinigus, jinai norėdama rengti renginį, moka pinigus už tai. Pastato ten vienus kitus aikštelę, atiduoda irgi už 1 litą. Tai, žinot, yra ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose, visur yra tas pat, kaip pastatoma ir atiduodama. Tai čia yra tokia dabar, matot, mada. Ir dėl ko taip elgėsi, lyg tai patys jie negalėtų valdyti tų objektų, ar tų elektrinių, ar ten kažkokių kitų objektų. Tai, bet čia viską kalti, tai žmonės patys. Aš tai vis tiek nemalonu sakyti, kad jūs visi kalti. Mes kalti dėl to, kad mes tą leidžiam daryti. Leidžiam, kad mus skustų, peštų, drožtų. Ir mums lyg tai taip ir turi būti. Ir jauni žmonės jau net neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip. Čia bėda yra labai. Kaip tas auklėjimas, kaip mes tos vaikus ugdom savo. Galbūt bėda, kaip jūs galvojat, kodėl žmonių toks supratimas? Iš tikrųjų, jaunų žmonių teko ir su jais daug bendrauti. Jie labai kritiškai žiūri į mūsų mąstymą, į mūsų šiaip tai poelgius. Kadangi tai jau, ačiū Dievui, auga nauja karta. Tikrai ne vieną turėjau pokalbį su aktyvistais, kurie, kaip su jais pasišneki, tu pamatai, kad jie absoliučiai kalba apie kitą pasaulį. O ką jie kalba? Kitaip jie atrodo. Šiaip tai vienas, man žino, toksai momentas patiko, aš kalbėjau su vienu jaunu žmogumi ir jisai pasakė taip. Sakau, tai mes taip susitarėm. Tai sako, taip, mesgi suspaudėm rankom. Sako, pas mane šeimoje visą laiką yra priimta to laikytis. Jeigu žmogus paspaudė vienas kitam ranką, tai kaip jis ir pasirašė. Tai šitoksai mąstymas iš jauno žmogaus mane tikrai pradžiugino. Matot, ir jaunas, ir senas, jisai turi turėti savo garbės kažkokius kodeksus. Aš jeigu pasakau žodį, aš jį tęsiu. Jeigu yra žmonių, kurie sako, kad skolas tik durniai atiduoda, man svarbu, kad pasiskolyti, tai žinot, tokių žmonių irgi pakankamai daug. Tai aš nežinau, galbūt tų jaunų žmonių, kiek tų organizacijų, bet jos daugiau kažkur prie partijų glaudžiasi, jie ten pafinansuoja, tai nežinau, kaip čia iš tikrųjų gerai. Ar čia gerai, kad jaunimas pats nesiorganizuoja? Negerai, tikrai mes su jumis Kęstuti diskutavom šitą temą, ar kalbuosi aš su jauniais žmonėm, tikrai ateis jie, pas mus ateis ir tikrai dalyvaus mūsų judėjime, tikrai išsakys savo valstybės sampratą, savo vizijas. Tikrai mes jiems leisim reikštis asmeniškai, negniuždysim jų minčių, nes tai yra mūsų ateitis. Tikrai mes turim su jais dirbti. Yra jau aktyvistų grupė, kuri pradės to įkviesti ir visus reikia pradėti. Ir tikrai manau, kad iki naujų metų, jeigu jūs dar, kaip sakyt, suteiksit mums tam tikras galimybės, tai tikrai pradėsim ir viešai už šitą visą dalyką. Aš visą laiką pasakę žodį neatsimu. Ir jeigu jaunimas yra aktyvus, kurie norėtų dalyvauti laidose, bent savo laidą turėti, kitokios Lietuvos jaunimą pavadinkime, ar tie, kurie nori pasikeitimų, kviečiu visus dalyvauti, ateikite ir susirinkimus ir kalbėkime. Paskambino Juozas iš Neveronių, atsiprašau truputėlį. Klausome, Juozai, jūsų. Labą rytą. Sveiki. Aš tik porą žodžių norėjau. Mano toks mąstymas, jeigu aš pasiskolinau pinigų, kaip dabar valstybė 52 milijardus skolinga, ne? Jeigu aš pasiskolinau, tai kažką nusipirkau. Dabar ką galėtų tie valstybė pasakyti už tos 52 milijardus, ką jį nupirko? Jeigu žmogus, pavyzdžiui, skolinasi, tai jis kažką tai perka, namą perka arba mašiną perka. O ką jie gali parodyti, ką jie nupirko už to 52 milijardus? Tai... Labai geras klausimas. Tai aš jums pasakysiu, nupirko jūs. Jūs nupirko, vergus savo. Ir jie dabar sėdi valdžioj, vieni ar kiti, visai nesvarbu, kad dabar šiek tiek ten formuojasi vyriausybė, neaišku dar kaip ta koalicija susiformuos, čia dėl tų visų bylų, dėl viso ko, bet jie nupirko jūs.
Aš galiu tiesiog pasakyti vieną faktą, kurį aš tikrai žinau. Pavyzdžiui, Kauno istorinis muziejus gavo 20 milijonų 5 metam, kad būtų sutvarkyta jo tenai patalpos, rekonstrukcija ir taip toliau. Viena ministerija reklamai metam gauna 25 milijonus. Jūs man pasakykit, ką galima tokio išreklamuoti ir kokiu mastu už tokius pinigus. Apie tai, kad ten saitų sukūrimas jau kainuoja milijoninius sumas irgi, kur 80 tūkstančių galima daugiausia sumokėti už tą, kai jie ten prašo 3-4 milijonus. Jo. Dėl viešinimo paslaugų pirkimo, tai, žinot, galima pasižiūrėti, kiek radijos stotys, televizijos stotys, kiek metinis apyvartos apskritai. Nekalbu aš apie tos pinigus, kurie išeina viešiem pirkimai iš ministerijų. Ir kaip tik mūsų analitikas, man dabar renka medžiagą, atsiuntė visą, kokios sumos yra skiriamos viešinimui iš ministerijų, iš jom pavaldžių įstaigų. Tai, žinot, 130 milijonų, 117 milijonų, 30-40 milijonų. Tai aš nepasiėmiau dabar, kadangi ruošiam laidą ir jūs pamatysite tą vaizdą, kaip atrodo. Tai kur tie pinigai nuėjo, jeigu žiniasklaida visą sudėjus šiandieną apie visus verslo ir visus informacijos, kuriem reikėjo paskelbti per televizijas ir radijas, apskritai siekia 40 milijonų. Bijau dar pasakyti tiksliai. Tai ten išeina jau, nežinau, milijardas. Tai kur kiti pinigai nuplaukė, kur jie, kaip žmonės dabar dažnai sako, išplovė pinigus. Tai pateiksime vaizdą tokį, kiek pinigų buvo skirta ir kur jie dingo. Ir iš tikrųjų, ką galima už tos pinigus tokius viešinti. Taip, didžiuliai projektų paskaičiavimai vadinami. Čia dabar tą... Viešieji pirkimai galbūt paliesime. Taip. Atominės tas visas projektas irgi kiek sukėlė kažkokio triukšmo, kur iš tikrųjų pats ir su mūsų kolegė Giedrė Gorienė važiavau pas specialistus, kalbėjomės, pas juos buvo konkretų specialistų paskaičiavimai, tai iš specialistų net vienintelį Lietuvos specialistą tikrai jau reiškiasi, ką jie pripažinta specialistą ir tą jie nušalino nuo šito projektavimo. Prisisamdė visokiausių kompanijėlių, kurios tenai, specialistai studentų lygio, jiems sukūrė programą ir paskui jie bandė visiems paaiškinti. Geriausia, aišku, čia mūsų senas veteranas paaiškino, kad mes, jeigu pasistatysim elektrinę, tai maža to, kad už dyką pastatys, tai dar po 500 milijonų kiekvieną mėnesį mums mokės. Tai jau čia vyriausybė nesugebėjo susitarti, o žurnalistas paėmė ir susitarė. Tai kaip ir neblogai pasirodė šitą. Bet jeigu palietus apskritai valstybės biudžetą, tai yra pats skaudžiausias dalykas, kad šiandieną tas biudžetas nėra toks mažas, kaip jau mes visi čia verkia, kad ir Kaune apie 700 milijonų biudžetas. Nėra tiek mažai. Ir jeigu ūkiškai spręsti, jeigu neleisti iš ten vokti, tampyti, kaip ten nori, tada, žinot, būtų kitas vaizdas. Dar 500 milijonų buvo skyręs čia prie Mikaičio mero, atliko konkursą viešųjų pirkimų už 500 milijono litų. Tai, žinote, mes negavome nieko. Kaune regioninė televizija ir 2 radijos stotys nacionalinės. Ir pas mus nieko netėjo. Dabar vėl ruošiamas pirkti taip pat viešas paslaugas, vėl 500 milijono suma. Ir dabar mes net dalyvauti negalime konkurse. Tai įsivaizduokite, kokią sistemą. Net mums šansų jokių nėra dalyvauti. Todėl, kad vėl ieškomos agentūros, agentūrom yra nurodoma, kur tos pinigus reiks padėti. Sakė, gal mūsų įmonė numatyta metams 5000 bus. Tai įsivaizduokite, jeigu viena laida tokia kainuoja 3000 litų, kurią mes dabar dovanojam. Aš manau, kad aš žinau, kodėl taip yra. Kadangi Pukas tai yra vienintelė radio stotis ir televizija, kuri iš tikrųjų visą laiką viską skelbia, prieš tai gavęs dokumentus. Bet tai nesvarbiausia. Pasiskaito mes neduodame atkatų. Aš tą ir noriu dar kito daisiu. Tai jūs arba pradžioj pašliaužėlio nenumetat, arba paskiau jau, kaip sakyt, nieko netiduodat. Ir kitas dalykas, kas labiausia narvoja šiuo atveju, tai kad jūs pateikėt dokumentus, kurie yra, kaip jūs sakot, čia kai kas žodžio nesilaiko, čia kai kas parašom popierius ir to nesilaiko.
tai reiškiasi automatiškai, nu, jeigu dar jums už tai ir pinigus mokė, tai tada jau čia iš vis pas savo su kirviu per galvą. Tai čia negerai, o tos didžiosios televizijos, tai jom ten kiš kokius nori popierius palei nosį, jie susigriūrė tokių komikų komandas ir jos ten šmeižia tave. Ir tai jam... Tai kad ir to nelabai ten nueina, aš nežinau, kaip ten vyksta. Na, užtenka jam ten. Ten, žinot, yra dabar, žiūrėkit, kaip yra projektai. Yra galimybių studija projektui paruošti, ar ne? Sumokami pinigai. Toliau jau projektą konsultuoti. Vėl sumokami didžiuliai tūkstančiai, ar ne? Toliau stebėti ir analizuoti tą projektą. Vėl reikia. Tada reikia teisininkų samdyti jau kažkokią, žinot, komandą, įstaiga, kurie taip pat ten uždės savo parašą, sumoka didelis pinigus. Nors teisininkų pati savivaldybė turi. Vyriausių specialistų pilna, bet viską samdo iš kitur. Tada jau būna apžystas tas projektas. Nu ir toliau jau eina projekto pačio įgyvendinimas, stebėsena ten jo naudingumas, dar vėl kažkokį tai atliekami, žinot, konkursėliai būna iš jų. Taip, ir tų pinigų nelieka. Žinot, kaip tai vaikam paskos. Tam davė, o šitam ir neliko. Bet atsiskaityti už tos pinigus turi tas, kas įėmė. Tai jeigu tai yra, sakykime, šiuo atveju kalbame, jeigu apie savivaldybę, tai jinai taip jau sugeba tai padaryti, o dabar kalbėkime apie tos pinigus, kurie šiaip netaip daina iki galutinio vartotojo, sakykime, kokios įmonės ar po kokio ūkininko. Tai mes su vieniu ūkininku ir atsimenat, anksčiau kalbėjom, kad dar tada, kai ūkininkai iš tikrųjų gaudavo geras paramas, tai iš milijono paramos, tai šiaip tai liko praktiškai gal tik tai 800 000 ten stambiam ūkiui, o 300 000, o žmogui tai vis tiek pakabino skolą, visą jau gaut. Bėdų daug. Tai čia aš tik tai grubiai pasakiau. Dabar žiūrėkit, aš norėčiau tiek ir klausytojų mūsų paklausti, tiek tavęs, kaip keisti sistemą, kokias naudoti priemonės, kokius ginklus, kokias formas, ką mes galime pakeisti Lietuvoje ir ar iš vis galime? Aš manau, kad čia atsakymą mes pasakėm pačioj pradžioj laidos. Kadangi jeigu mes toliau leisim, kad mumis kirptų kaip avis, tai taip ir bus. Ne vieną kartą mes kalbam, kad reikia iš tikrųjų sukelbti jėgas. Judėjimas Kitokia Lietuva, yra kitų daug visokiausių visuomeninių judėjimų. Jie turi veikti neskirai, jie turi korporuotis, turi veikti po vieną idėją. Idėja viena - pakeisti Lietuvoje šitą esamą jau klaną. O tą klaną, kad išmušti, tai mums reikia iš tikrųjų bent jau pradėti nuo kažko, tai reikia iš tikrųjų susivienyti visiems į vieną vietą. Šiai dienai, gerbiamas Kęstuti, jūs turit tai, kas iš tikrųjų niekas kitas judėjimas neturi, jūs turite viešą erdvę, jūs ir taip jau ne pirmi metai dirbo šitą idėją skleisdami. Tai aš dar kartą kviečiu visus aktyvistus, kad nežiūrint, koks tai judėjimas, nežiūrint, kokia tai yra, sakykime, gal dar kažkokios, visus visuomenininkus reikia kviesti po vieną vėliavą. Reikia, vienas tikslas yra pakeisti tai, kas dabar yra. Bet žiūrėkit, tos vėliavos dabar, ne? Va ta vėliava, kad šitą vėliavą mes galim paimti, iškelti ir sakyti, va štai mūsų vėliava ir visi einam po tą vėliavą dirbam, ar ne? Dabar kitas judėjimas turi savo vėliavą. Sako, mes čia svarbiausi, mūsų vėliava gražiausia. Kiti vėl, čia mūsų vėliava gražiausia. Nu ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žiūrėkit, ar yra galimybė tais vėliavas šiek tiek visas nuleisti šiek tiek žemiau ir pabandyti iškelti bendrą Lietuvos vėliavą. Aišku, man labai patinka mūsų Kitokia Lietuva vėliava. Ir jinai kalba apie Lietuvą, o ne apie kažką tai. Žinai. Tai aš norėčiau, kad po mūsų vėliavą visi ateitų. Be abejo, aš niekaip nenorėčiau pasakyti, kad jų blogesnė ta vėliava. Tačiau tikslas mūsų koks? Vėliava, viskas gerai. Bet ar mes turime tikslus, ar mes turime panašią kažkokią viziją, panašų mąstymą, ko mes siekiame. Jūs labai gerai pasakėt. Reikia suvienyti jėgas ir vieną kartą tą klaną kažkaip tai, aš Gruzijos pavyzdį sakiau, perėmė valdžią, ar ne? Vat perėmė ir jau jinai kitokia. Iš tikrųjų, šito klausimu aš galiu pasakyti tiek, kad vėlgi per tą pačią rinkiminę kompaniją man teko daug diskutuoti, daug šnekėtis. Iš principo
visų vienintelė, va šita pagrindinė vizija, tai visų sutampa. Visi tam ir būrėsi, kad kažką tai pakeisti. Nėra nei jokio judėjimo Lietuvoje arba nei jokios tokios tos vadinamos smulkios partytės ar dar kažko tai, kurios šiaip jau būtų susibūrę ir savo tiksluose pasakytų, kad, nu žinote, mums patinka va šitą, kaip gyvenam taip toliau, tik mums reikia, kad daleiskim, batonas kainuotų ne 2 litai, 1,5. Nėra. Visi šiai dienai judėjimai pas visus visas, bet kuriuo atveju, tai gerinti gyvenimą, o mes visi turim galvoti ne tik apie save, bet ir apie savo vaikus, dėl ko mes ir kalbam, kad ir jaunimo tikrai norim. Ir aš matau ir manau, kad ir pati prezidentė apie tai galvoja ir šiaip tai nori matyti Lietuvą kitokią. Iš tikrųjų, dabar jai labai sunki kova jos laukia, kadangi vyriausia rinkimų komisija, kaip aš galvoju, nevykdė savo tam tikrų funkcijų, leido tam tikras partijas, su kuriuom dabar reikia kautis. Tai mes matom, kad yra valstybės galva, kuri irgi nori pakeisti visą šitą. Šiek tiek pratęsim apie prezidentę, aš dar noriu pagražinti jūs šiek tiek, kad gal jūs paminėjote, kad visi nori, kad būtų geriau. Pabandykim šiek tiek praskleisti tą užuolaidą, tą uždangą. Daug žmonių kalbėjo lygiai tą patį, kad būtų geriau. Buvo labai geras šūkis. Nusipelnėm gyventi geriau. Bet sąrašą pridėti. O prie ko jūs sakot? O prie ko čia jūs? Mes nusipelnėm gyventi geriau. Tai tas geriau valdžioj. Jūs pažiūrėkite, kaip papuolus į valdžią, kaip jiems gerai gyventi. Kaune buvo jaunas vicemeras, vyras 24 metų, kuris jau sėdėjo vicemero poste, ar ne? Ir kaip iš ten iškrapštė, kaip jisai sako, tai buvo nuostabus laikas. 11 komandiruočių po pasaulio šalis. Pagarba, visur sprendžia. Suprantat, dirbti nieko nereikia. Tiesiog nuostabus gyvenimas. Tai daug kas žmonių labai įsivaizduoja, kad jeigu jisai nueis į valdžią, tai jo laukia tas geras, nuostabus gyvenimas. Tik jūs jį išrinkite. Ir dabar suformuota žmonių pasąmonė jau yra per tiek metų jau ten įsigręžę, jau ten įaugę. Aha, jeigu Gintautas norės į valdžią, vadinasi, jisai būtent jis už tos uždangus, kaip aš sakau, praskleidus pamatysi nuostabų gėlėtą gražų gyvenimą, kur ten tiesiog rankutę pakėlė ir jau byra pinigai. Ten įsivaizduokite, koks geras gyvenimas to politiko. Tai kaip pakeisti šitą mąstymą tų žmonių, kurie nori tos kitokios Lietuvos ir kurie eidami į valdžią, o dėl ko man irgi daug kas siūlė labai eiti į valdžią, eiti pirmosios sąrašuose, kad tik tai aš atsidurčiau kaip asmuo jų sąraše, kad patraukčiau į tą partiją. Dėl ko aš neėjau? Aš nemačiau, su kuriais eiti, iš tų, kurie ėjo. Aš nemačiau. Visi tik galvoja, kaip greičiau žmonės nubalsuotų ir tą portfelį nusigriebti. Žinot, dabar labai visi kalba apie ministrų portfelį, ar ne? Praeito laidoje mes šiek tiek užsiminėm, kad kas tas portfelis reiškia? Ar čia vizitinė kortelė, kur kišenį ištrauksi, čia ministeris toks, ar ne? Ar tame portfelyje ten tiek milijardų, kuriuos tu galėsi skirstyti? O žinot, kaip sakau, lašinius pačiupinėjai, jau rankos prilipo, jau tos taukuotos liko, ar ne? Tai jeigu tą portfelį pačiupinėsi, tai įsivaizduokit, ten jau auksinis berniukas darosi. Man atrodo, jeigu to nebūtų, tai tikrai taip nesidraskytų dėl to portfelio ministro. Kas liečia patį Seimą, tai man labai patiko vieno politinio apžvalgininko komentaras. Sakė, Lietuvoje labai didelė bedarbystė, todėl dabar 18 partijų šiaip tai įsistatė ir kaip 2000 buvo kandidatų į 141 vietą. O ministro portfelis, tai taip, tai čia, kaip sakyti, kartais ir truputėlį ir liežuvių lyštelti išeina, ne tik tai rankos, jau, kaip sakyti, taukuotos, bet ir skonį pajunti. Ir matosi pas mus, taip, visi iš tokių algų, kaip gauna Seimo nariai ir ministrai, tai kaip grybai, ten matysiu katalizatorių, namas viens po kito, tik auga, tik tai... Jeigu ten tam portfelį yra 30 milijardų, jeigu yra ten 40 milijardų, jeigu ten yra 12 milijardų, tai įsivaizduokime, kiek tų bedarbių nori tą portfelį panešioti.
Tai vienas dalykas, o žmogus balsuoja, jisai net kažkaip tai turbūt net viduje nepagalvoja, kad aš jam tuo savo balsu tą portfelį atiduosiu. Man atrodo, žmonės per 20 metų jau antiek atjuko nuo tos aktyvumo, to, kas buvo Baltijos kely, kas buvo pirmus metus, šią dieną iš tikrųjų labai sunku. Ir kada pradedi su žmogum kalbėti apie idėjas, apie kažkokius tai veiksmus iš idėjos, iš įsitikinimo, tai jisai pirmoje eilėje ir paklausė, tai o kiek aš čia gausiu, 10 ar 50 litų vis dėlto, kad jeigu aš čia kažką tai padarysiu. Ir iš tikrųjų aš negaliu pasakyti, kad tai yra visi. Tai yra daug žmonių yra nusivylę, bet šiai dienai, kaip aš ir minėjau, ir jaunimas, ir žmonės, kurie dar šiai dienai tiki, kad jie gali išgyventi iš savo darbo, tikrai taip nemano. Tikrai taip nemano, nes jie neturi kito šanso, jie nemoka sėdėti ištiesęs rankos, laukti, kol jam kažkas kažką pados. Jie pripratę savo darbą užsidirbti, tai ir yra tie žmonės, kurie turėtų pas mus eiti, susiburti po mūsų vėliavom ir kartu kažką tai spręsti. Kurie nori dirbti, iš tikrųjų darbo yra ir tik tai reikia šiek tiek gaudytis situacijoje ir kas čia vyksta. Dabar jūs pradėjote kalbėti apie prezidentės situaciją šiandieninę ir apie formuojamą koaliciją, apie formuojamą vyriausybę, ministrų kabinetus. Kur jūs išvelgiat prezidentės tą sunkumą? Atsakot, labai jai sunku. Ar čia jai sunku, ar jai skaudu dėl žmonių gyvenimo, dėl mūsų gyventojų Lietuvos? Kur jai skaudu? Prezidentė man patinka kaip asmuo, kaip valstybės asmuo, kuri turi savo charakterį. Jinai vis dėlto nepasiduoda visokiausius, sakykime, kritikų, tenai kažkokiais postumimam ir taip toliau. Ir jinai, kaip sakyti, tiesiog manau, kad šiek tiek nepastebėjo šitą momento, kada šiaip tai viskas buvo vyriausios rinkiminės komisijos rankose. Jinaigi galėjo prileisti kandidatą iki rinkimų, neprileisti. Jinai turėjo spręsti tos klausimus, ką šiandien visi kalba, kad va čia dabar žmonės, kurie yra teisiamųjų suole, jiems pateikti įtarimai, jie iš vis kažkodėl tai yra išrinkti, čia už juos prabalsavo ir taip toliau. Tai mūsų pirmininkas rinkimų komisijos pirmoji turėjo neprileisti tų žmonių. Dabar viską permetė, reiškiasi, prezidentė, kaip sakyti, eina prieš tautos valią, tauta išrinko. Teko man būti šalia vieno ir kito tos tautos valios tenai, kaip sakyti, susirinkimų, susibėgimo, tai aš konstatuoju, vieną pokalbį cituoju. Moterytė tokia, amžiaus 40, sako, žinote, sako, gavom tik tai po 2 bonkas, o žadėjo po 3. Nu tai čia liaudės, sakyse, apsišmėžė, kaip jau reikia. Nu tai... Jo, aš tai iš tikrųjų labai norėčiau, kad nenusiviltų žmonės gavę ne 3 butelius, o 2, nes net pažiūrą reikia keisti. Pažiūrą, pasaulėžiūrą. Ir jeigu mes sutiksime, kaip aš ir minėjau, ir neiškelsime mes iš savęs nepakantumo tokiem dalykam, o mes juos toleruosim ir mes juose dalyvausime, tai iš tikrųjų, ko laukti, tai krachų. Ar jūs matot Lietuvos ateitį būtent šitokiais tempais skolinantis? Jeigu mes per 4 metus, į metus 10 milijardų sugebam pravalgyti ir nieko nesukurti iš to, tai nežinau, kas laukia. Dar po 4 metų, tai... Toks iš šono vaizdas, kad tie, kurie skolinasi, irgi nieko netikė. Jie šiaip tai žiūrėdami istoriją, šiaip tai galvoja galbūt vieną, tai tvarko, čia pasiskolysim ant visos tautos, o kelią į Šveicariją mes žinom, jeigu kas, čemodaną į rankutę ir išvažiavom lagaminą. Tai toks būtų vaizdas, nes žmogus, kuris galvotų tikrai apie Lietuvą, kaip po savo tėvynę, kaip savo valstybę, kad būtų toks valstybinis žmogus, jo tikrai pakol kas net horizonte pakol kas nesimato. Naujasis dabar pirmininkas šiandien iš ryto girdėjau tokį padarė įdomų žestą, įdomu kaip ten toliau jam seksis, kad jisai atsisakė būto Turniškėse, pasiliks savo tenai 70 kvadratų. Čia smulkmenos, žinot. Čia smulkmenos, bet tai jau krešlelis toksai
Tai vienas pavyzdys, kaip jūs atsimenate Smetonos laikais pagal istoriją, kad pirmieji ministrai atvažiuodavo dirbę atlyginimu, o veždavosi iš kaimo tėvų įdėtas duonos ir lašinių gabalus tam, kad kurti Lietuvą. Na ir vėlgi toliau istorija, kaip parodo, kad prasidėjo chaosai, tai kol Plechavičius neįvedė diktatūros, tai irgi nelabai kas paskiau. Čia ir mūsų prieš tai buvęs pašnekovas kolega profesorius Danius pasakė, kai Lietuva kažkada tai grūdų nepardavinėjo, tai buvo strateginė žaliava. Gaminom iš tų grūdų, galvojo apie visos Lietuvos žmonės, kaip padaryti darbo vietas, kaip žmonėm, kad iš tikrųjų turėtų iš ko valgyti. Šiuo atveju mes turim grupę žmonių, kurie galvoja tik tai, kad jiem yra gerai ir to daugiau pašoko, papuolė tą vežimą, kuris yra pilnai aprūpintas, o plinkas tenai purve, ar per jį važiuoja, ar kas, tai jiem tas absoliučiai nedarom. Jo, bet atsakymų ir nėra. Kaip keisti, ką daryti. Aš dažnai labai visiems sakau ir daug kas sako, ko tu mūsų klausi, tu pasakyk, ką daryti, mes tada arba eisim paskui tave ar ne. Tai aš tai visą laiką sakau, kad patys jūs turite surasti tuos žmonės, kuriais jūs pasitikite. Ir kad nesakytumėte, kad nėra už ką balsuoti. 2 metai su dar keletą mėnesių iki savivaldybių rinkimų. Yra laiko, kada jūs galite surasti, kalbinti tuos žmonės, kad jie dalyvautų rinkimuose. Kad dalyvauti rinkimuose galbūt reikėtų, noras žmogus, jeigu turi. Tai vėlgi kviečiam į Sandrogą, mūsų kitokią Lietuvą. Sudarysime sąrašą, užduotis, dabar kaip tik šeštadienį susirinkime, mes pakeisime tikslus. Labai aiškiai išdėstysime, ko mes norim. Kas liečia savivaldas, iš vis per 4 metus nepadarė nieko. Visi kalbėjo apie tiesioginius mero rinkimus, kad reikia įstatymą keisti. Pažiūrėkite, įvyko kas nors? Nieko. Savivaldybėse kas nors pasikeitė? Nieko. Savivaldybėse savivalė nežmoniškai didelė. Ir kas už tai atsako? Niekas. Daro, ką nori. To žmonės stumdo. Žmonės, jie atėję, lamžo ten, žinot, prakaituotais delnais kepurė atsistoja prie to valdininko durų. Jau jie nežino, kaip ten užeit pas jį. Nu tai kur tu ateisi, pažiūrėkit, kaip tas žmogelis atrodo nuvargintas gyvenimo ir tas atmitęs, kaip sėdi, žinot, už tų durų. Tai atidaro, nu tai tas jaučiasi jau toks baudžiauninkas atėjęs, čia jau sutrukdyt, atsiprašau, viršininkė, gal čia galiu jūs sutrukdyt. Tai kol žmogaus bus toks mentalitetas ir tokia pažiūra į tą žmogų, tai be abejo, įsivaizduokit, kokiame jisai gyvenime gyvena. Reikia sulaužyti šitos dalykus. Ir Seimas turi priimti tokius įstatymus, kad pradėtų veikti. Kad pradėtų veikti ir kad rūpintųsi kas nors tuo žmogaus gyvenimu. Šiandieną, pažiūrėkit, nei tų gamyklų neatsirado, nei tų fabrikų atsirado. Čia kalbam apie ekonomikos augimą, o žmonės kaip biednėja, tai biednėja. Tie kiti kaip turtėja, taip turtėja, turtingesni tampa. Tai tas skirtis nežmoniškai labai greitai jinai didėja. Taip, žinot, kai 2 traukiniai vienas nuo kito tolsta. Tai kiek žmonės gali kentėti ir laukti, tai va tas idėjas mes būtent ir sudėlėsim. Tiek savivaldos reikalus, tiek kitus dalykus. Nenoriu dabar kalbėti, kadangi bus balsavimas susirinkime, mes pateiksime keletą variantų ir užsiduotos tikslus tikrus ir žmonės pasirinks, nubalsuos. Tas bus įrašyta į įstatus naujus. Ir atpalaiduosime galimybę žmonėms dalyvauti būtent mūsų gyvenime, mūsų veikloje. Ir žiūrėsim, ką daryti. Tai šeštadienį 12 valandą nepamirškite, kas norit, sudalyvaukite mūsų susirinkime. Laidos pabaigai dar noriu Gintauto paklausti, ką jisai, kaip keisti, ką jūs norėtumėte įnešti, kad jumis pasitikėtų žmonės ir ką jūs keistumėte, ką jūs darytumėte. Turit kažkokią viziją ar dar ne? Taip, aš turiu viziją. Aš kaip ir anksčiau sakiau, praktiškai seniau, kada kalbėjau laidose, aš iš tikrai įsitikinęs, kad mes turim pirmoji eilėje keisti įstatymus. Mes, kaip niekas kitas, žinom, ko mums reikia. Todėl aš šiaip tai, manau, turiu porą kolegų ir teisininkų, turiu kolegų verslininkų, kurie tam pritarė. Pats esu verslo taryboje kaip narys jos.
ir mes ir šnekėjom, reiškia, kad mes turim jau dabar, nelaukdami nieko, kol išrinks, neišrinks, mes turim analizuoti, kurti, teikti pasiūlymus ir jeigu reikia, viešinti tos pasiūlymus ir tai su tais pasiūlymais eiti, keičiantis įstatyminę bazę. Nes Seimas tai yra tik tai įstatymų leidimo mašina. Jei mes turim duoti programą tam, kad jinai tą programą nedėtų į stalčių, aš manau, kad mes turim tas savo pasiūlymus viešinti, išdiskutuoti jau visuomeniai. Ir tam tikrai kviečiu verslo žmonės, kurie šiai dienai dar, kaip sakyti, tikisi Lietuvoje pragyventi iš savo rankų darbo, susivienyti ir kartu tam paskirti kažkokį savo laiko dalį. Jo, tai tų žmonių, kurie ateitų į kitokią Lietuvą, kurtų skyrius, plėstų veiklą, yra. Taip, yra. Tai labai džiugu girdėti ir aš manau, kad jūs taip pat turite kiekvienas pasiūlymus, susirinkime ir vieną kartą pradėkime ne tik tai laukti, bet tiesiog jau pradėti veikti, kad tie mūsų viltys, idėjos, mintys, kuriem nepatinka, ką mes darom, kad jie pajustų, kad vis tik tai mes esame. Šiandieną jie galvoja, kad tų žmonių nėra, jie visi užmigdyti, užliuliuoti. Tad būkime kartu ir dar primenu mūsų telefoną Sandraugos Kitokia Lietuva 8685 24 724. Manau, po šio šeštadienio atversime daug daugiau galimybių dalyvauti mūsų veikloje. Ir labai dėkoju, kad buvote kartu. Dėkoju visiems, kurie skambinote ir mūsų svečiui, verslininkui Gintautui Mažeikai ir aš Kęstutis Pūkas. Sakau iki pasimatymo ir linkiu sėkmės. Lietuva gali ir privalo būti kitokia, teisiškai ir demokratiškai valdoma valstybė, kurioje kiekvienas pilietis turėtų teisę į laimę ir saugų gyvenimą. Išgirsti atvirai išsakomą kitokį požiūrį į valstybės valdymą, bei žmogaus ir valdžios santykius, aktyviai dalyvauti svarstymuose ir tartis, kartu spręsti ir jau šiandien kurti mūsų visų kitokią ateitį. Kviečia radijo stotis Pūkas. Laidose Kitokia Lietuva.